Kedbusas man tikrai labai jautrus klausimas yra. Ir aš beveik prieš 10 metų pradėjau kalbėti apie Kedbusą kaip įmonę, geriau pažinęs ją. Nuosekliai laikiausi nuomonės, kad Kedbusas turi likti kaip savivaldybės įmonė. Tuo metu buvo didelis pasipriešinimas kai kurių politikų tuo metu, daug triukšmo keliama. Po to prasidėjo Kedbuse permainos, nepatinkančių vadovų keitimas, ieškojimas kelių, kaip atvesti Kautrą į Kėdainius. Kedbusas, mano tvirtų įsitikinimu, gali sėkmingai teikti toliau šią paslaugą, keleivių vežimo paslaugą. Tiesioginiai sandariai, kurie čia buvo minimi, jie leidžiami, niekas nedraudžia to daryti. Rajone aptarnauti Kedbusas dar turės pakankamai gerų Euro 5, Euro 6 ekologinių standartų dizelinių autobusų, o Kėdainių mieste nauji elektriniai autobusai, tai taps miesto vizitinė kortelė, reprezentuos miestą, tai Kedbusai bus kalėdinė dovana. Čia tik sutampa su to prieškalėdiniu laikotarpiu. Didžiausia per jo istoriją, jeigu patvirtinsime šį planą. Ta buvo galima daryti ir anksčiau, gal ir geresnėmis sąlygomis, kol buvo paramos ir kita. Mes, frakcija Kėdainių visų, į savo programą buvom įtraukę ir visą laiką siūlėm tą daryti, bet nebuvo atkreiptas dėmesys, nes buvo tikslas kitas tada. Frakcija Kėdainių visų palaikysim šį Kedbuso naujinimo planą, kviečiu visus tarybos narius, pozicijos, opozicijos, ypatingai valdančią daugumą, balsuoti už šį sprendimą ir ačiū.